Su jumis esu jau 1000 gal kartą, bet bėgu pirmą kartą, nes ir pats bėgimas į gyvenimą netėjo taip jau ir senai. Taip, kad aš toks pakankamai naujokas šitose reikaluose. Esmė, kad aš bėgu ir aš žinau, dėl ko aš bėgu. Bėgti su idėja visuomet yra ir smagiau tikriausiai. Ir karts nuo karto kažkur taip padaręs tai, kas ne tik savanaudiškai tau priklauso, bet galbūt ir kažkam kitam, jautiesi kažkur prisidėjęs ir galbūt šiek tiek geresnis. Sukelia geras emocijas ir žmonėm, ir ta energija tokia labai pozityvi. Entuziazmas užkrečia taip ir pabūti su žmonėm tikrai malonu, nes visi labai draugiški ir šiais metais taip pačiai kaip ir praeitais. Smagiau visada yra bėgti su kažkuo, o ne vienam. Nes kad palaikytų vienas kitą įkvėpį, kad va, dar biškį, dar greičiau. Tai va, o kai vienas bėgi, tai vat ir praėjau pusę distancijos. 10 metai Vilniaus Rimi maratone, tai yra jubiliejiniai metai ir labai džiaugiamės sulaukę tokio gausaus būrio žmonių, tiek bėgikų, tiek masažo terapeutų, kurie jau 10 metai renkasi į Rimanto Kaukėno fondą ir savo sunkių darbų, savo nuoširdžių darbų surenka pinigėlius, masažuodami sportininkus. Pas mus norėjo dalyvauti rekordinis skaičius žmonių, dėl to labai esame dėkingi ir džiaugiamės. Ir dėkojam labai nuoširdžiai savo masažuotojam, visiems, kuriem renkasi jau net be organizacijos į šitą gražią akciją Aplenkime vėžį. Ačiū Jums labai. Nuostabių žmonių.